patinas šiemet, galima sakyti, toksai nepasiruošęs kalėdoms, nes jis priverstinai neteko ragų. Tik šiauriniai elniai turi ragus, patinai ir patelės. Patinai, kadangi yra tokia klaidinga nuomonė, kad kalėdų senelio elnias buvo Rudolfas, čia yra netiesa, nes kalėdų senelio elnias, paprastai elniai jie būna su ragais, kaip rodoma visur. O šiauriniai elniai patinai ragus numeta dar gruodžio pradžioje, o patelės numeta ragus tik tai pavasarį, kai atsiveda vaikus. Kalėdų senelio palydai gali būti tik išskirtinai patelės. Ar paskolinsit kalėdų seneliui? Paskolinsim, yra 2 patelės ir bitė, jinai tikrai padės tam kinkiniui. Apie snieginiais leopardus, ne? Kuom dabar jie yra išskirtiniai, ypatingai šiuo metu sezonu? Šiaip jie yra išskirtiniai, kai vieni iš rečiausių mūsų eksponatų ir šiaip pasaulyje šita katinų rūšis ant išnykimo ribos. Jų yra likę tik 4000, tai yra labai mažai. O šiaip tai jie yra labai protingi. Naktį geriau mato 6 kartus negu mes, pas juos yra panašiai pas tigrus toks matymas, jie žiūri į auką ir neįvertina atstumą. Ir tas pats regėjimas ir klausa yra superinė ir taip jie būtų išgyvenę, jeigu žmogus neįsikištų evoliucijos ilgoj, labai jų daugėtų ir būtų daug, nes tikrai yra be galo protingas gyvūnas, viską įsidėmi, pavyzdžiui, mus pažįsta. Vasarą be abejo yra lankytojų, daugiau gyvūnų, tačiau žiemą yra labai daug gyvūnų, kurie mėgsta būtent tokį šaltesnį orą, nes jų natūrali buveinė yra kalnai, snieguotos visokios vietovės, todėl ir žiemą galima pamatyti gyvūnų. Žiemą tai be abejo yra šiauriniai elniai, snieginiai leopardai, tigrai, vilkai. Jie visiškai nebijo šalčio, jie yra aktyvūs ir žiemą. Vasarą jie labiau linkę būti pavėsy, šiek tiek pasislėpti, nes jiem yra per karšta. Tai va, puikia proga žiemą yra pamatyti šiuos gyvūnus.